Šiandien į skaitmeninę visatą siunčiu užkalbėjimą, kad tokius tyrimus, apie kokį pasakosiu, skaitytų maisto rinkodaros specialistai, skaitytų ir taikytų. Šiame tyrime dalyvavę jauni suaugusieji nuo 18 iki 25 metų teigia, jog sveikesnės maisto alternatyvas siūlančios žinutės yra efektyvios tuomet, kai pasižymi šiais požymiais. Pirma, skatina labai konkrečius ir realistiškus veiksmus. Sako, valgykit vaisius, o ne gerkit vaisių sultis. Gerkit vandenį, o ne sultis. Čia yra konkrečių žinučių pavyzdžiai, nekonkreti žinutė būtų valgykit sveikiau. Antra, sieja šios veiksmus su aiškiamis pasiekmėmis. Tai yra, sako, mažiau gesdantis, o ne jausitės geriau. Mažiau gesdantis aiškios pasiekmes, jausitės geriau, gan miglota. Trečia, naudoja asmeniškai aktualų turinį. Tarkim, sako, prisidėsit prie ekologiškesnės maisto gamybos, kas yra aktualu šiam segmentui, o nesako mažiau skaudės sąnarius, kas būtų aktualu visai kitai amžiaus grupiai. Naudoja statistiką, yra trumpos ir konkrečios ir kalba pozityviai, o ne gąsdina, grasina ar kitaip negatyviai kalba apie būsimas pasiekmes. Pačios efektyviausios maisto rinkodaros žinutės naudoja mažų pokyčių ir reikšmingų rezultatų ir perspėjimo komponentus. Labai tikiuosi, kad mūsų maisto rinkodara irgi tokiais tyrimais domisi, tas žinias naudoja ir galiausiai mes visi išmoksim šnekėti efektyviai, produktyviai, taip kad nebūtų nei informacijos pertekliaus, nei neteisingos informacijos bendram informaciniam lauke. Taikos ir ramybės.